Labai džiugu. Sako mama, ir akis skylės vartas. Nesiturėjai skirlės. Nes aš labai norėjau. Molinė, vokiškai, akis ant švinukų, nuo svorio, kaip man pavyzdžiui. Aš labai norėjau, kieme vienam mergaitė. Ir mama sako. Ką 10 Lietuvos dailininkų prieš savaitę, atostogaudami ir būdami ir dirbdami Vilkėnų malūne, sugebėjo nuveikti. Na, o pats Vilkėnų malūno pleneras istoriškai jau yra praktiškai, mes taip mėgino suskaičiuoti, turbūt bene 5. Tai iš tikrųjų šitą tokia graži tradicija, kurią kažkada, turbūt ne prieš 5, gal truputėlį seniau, mums inspiravo Vilkėnų malūno šeimininkai, ponai Dainaras ir Landsbergiai. Tai mes kažkada čia bendraudami eiliniam parodos atidarymą, staiga pagalvojom, kad kaip būtų galima dar tampriau išnaudoti tokį gražų bendravimą verslo ir meno žmonių. Ir štai va tie šaunūs nuostabūs žmonės mums pasiūlė tokį gražų variantą, išmėginti va tokį stovyklos būdą, bet tada jis buvo tikrai nepopuliarus Lietuvoje, jų buvo gana mažai, tai buvo daugiau tokia vakarietiška kultūra, kurią mes girdėjome iš nuogirdų. Ir va ta gera pradžia, jinai labai gražiai išsivystė, labai gražiai išsivydėjo. Kiekvienais metais mes stebėjom visokius įdomesnius rezultatus, vis daugiau dailininkų veržėsi į tą gražią erdvę, matomai tas gandas labai greitai plito. Ir ta tokia graži legenda apie Vilkėnų malūną ir jo šeimininkus labai greit paplito Lietuvoje. Kiekvieną kartą tas mūsų plenero skaičius dalyvių iš tikrųjų augo.
jeigu jis prasidėjo nuo kažkur 2, 3, 4, 5, dabar jis jau auga labai greitai, bet kažkur prieš porą metų mes turėjom tarptautinį projektą Malūne, kur dalyvavo apie 12, man atrodo, autorių ir autoriai iš Danijos ir Vokietijos. Šią vasarą tai buvo respublikinis pleneras, kuriame dalyvavo 10 autorių iš Lietuvos. Na, o tiksliau tai būtų autoriai gyvenantys ir dirbantys Vilniuje ir Klaipėdoje. Tai klaipėdiečiai mūsų tokie jau artai, visi buvo šaunūs dailininkai, kuriuos reikėjo truputėlį įkalbėti, bet manau, kad jie nesigailė. Pasiryžę pabūti visai netoli Klaipėdos, bet visai kitoje atmosferoje, būtent Švėkšnoje. Tai yra Romas Mavičius atstovauja visą komandą, tai yra galerijos šeimininkas Ibrahim Žombaroti, kuris labai atsiprašo, nes šiuo metu yra susirgęs ir siunčia visiems didžiulius linkėjimus. Taip pat klaipėdiečiai dailininkai Rytis Martinionis ir Virginijus Viningas, kurie šiuo metu mums gali siųsti linkėjimus tik tai iš Danijos, nes vakar jie išskrido dirbti kūrybiškai į Daniją. Na, o vilniečiai autoriai tai yra Ramūnas Čeponis, tapytojas, tai yra Ramūnė Kmieliauskaitė, akvarelistė, tai yra Alius Berdenkovas, skulptorius, ir tai yra Onutė Juškienė ir Miklė Grigonytė. Aš turbūt nesivardinsiu, kur čia kieno kur darbai yra, kaip visada pas mus yra sąrašėlis ant palangės, ir visi darbeliai yra sunumeruoti, jūs galite susipažinti. Aš tik galiu pasidžiaugti, kad pleneras iš tikrųjų nebuvo toksai kažkoks ypatingai teminis, nes ta aplinka, aš manau, savaime diktuoja kažkokias temas ir jos čia šiandien matosi. Tai vis tiek ta dvaro aplinka, jinai turi turėti kažkokią tai aurą, kuri diktuoja labai savitą tiek poilsį, tiek darbą. Ir man teko būti porą kartų nuvažiavus į stovyklos metu, tai jie iš tikrųjų pilni kažkokios tai gražios nuotaikos, pilni kūrybinių idėjų. Puikiai visi tarpusavėje bendrauja, kas yra keista, nes daug kas jų susitiko pirmą kartą. Jie iš karto tapo graži komanda, kurie ir laisvalaikį gražiai mokėjo leisti, ir žuvį gaudyti, ir kažkiek sportuoti, žaisti biliardą. Ir tuo pačiu, kaip matot rezultate, jie puikiausiai padirbėjo. Ir padirbėjo ne tik tai, kas čia yra, dalis darbų iškeliavo netgi į Vilnių, arba pasiliko pas autorius dirbtuvėj, ką galvoja pabaigti. Šie darbai daugmaž yra pabaigti, aišku, tik tai neįforminimu, ir va štai tokia graži paroda gavosi iš 10 metų darbo rezultatų. Ir dar vienas aspektas buvo tai, kad pora autorių leido savo pažaisti visai kitom taisyklėm. Tai yra keramikas Ibrahim Žombaroti pagaliau leido savo vėl sugrįžti prie jo mėgiamo darbo ir užsienimo tai leidimo akvarelių. Ir štai čia yra mūsų keramiko pamėginimai užsiimti savo kitais mylimais menais ir kitam pluatį akvarelę. Ir Alius Berdenkovas irgi taip pat mėgino žaisti kitus žaidimus, ir tai mėgino eskizuoti ir dirbti su guašu, štai šitis darbai, kurie yra ant stovo. Ir dar yra keli likę lakštai galerijai, tai yra darbas irgi su pastelė truputėlį, ne su pastelė, su kreida ir kitais dalykais, tokie paeskizavimai truputėlį kitokie. Tai aš manau, kad jiems tai irgi davė labai daug naujų idėjų, kurie atsispindės galbūt net ir keramiko, galbūt ir mėgins toliau užsinešti tokiais žaidimais, ir mes sulauksim parodų visai kitam ampluotą. Tai va, tai žodžiu, man tik tai belieka iš tikrųjų labai pasidžiaugti, kad tikrai pleneras, mano supratimu, labai pavyko. Duok die, kad jis nebūtų paskutinis, nes tokie gandai vis pas mus keli metai bus sklaido aplinkui, bet aš tikiuosi, kad jie neįsigyvendins, nes norinčių tikrai yra, o kol šie nuostabūs šeimininkai dirbs čia Malūne, turės tą Malūną, aš manau, kad jie su mumis nesusipyks ir mes toliau labai gražiai bendraujame. Todėl aš tikrai, turbūt visų autorių vardų, kurie šiandien tikrai bombardavo telefonais, mums tikrai labai skambino. Aš visų pirma noriu labai padėkoti mūsų vėliems ponams Landsbergiams. Ar reikia, aš tikrai noriu padėkoti ir mūsų visų. Už tai, kad jūs mylit dailininkus, kad juos suprantat, kad jie puikiai sutarėt, kad jie jūs myli. Ir aš tikrai jums linkiu kaupti tą gražią kolekciją, kurią esu truputėlį kaupęs menų, tai dabar bus tai jūsų šioks toks turtas tiek dvasiai, tiek piniginiai, ir aš tikrai jums linkiu sėkmės visame kame labai labai. Ačiū. Tai va, o taip pat noriu padėkoti tai komandai, dideliai komandai reiškia autorių, kurie iš tikrųjų šauniai, kurie iš tikrųjų, kaip nevytų, mano supratimu, labai gražiai padirbėjo, ir aš manau, kad tik duos rezultatų metas, kad nereikės klaipėdiečių taip ilgai šnekinti parodoms, kad jie bus aktyvūs, energingi, gražūs, kad nustebins mus dar krūvą gražių ir įspūdingų parodų. Ar ne? Na ką, tada aš turbūt ilgai nebešnekėjus toliau, suteiksiu žodį dar vieniems plenero šeimininkams, ponas Landsbergiams, o vėliau vienam autoriui. Ačiū labai. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad jūs tikrai netikėkit viskom pasakė Andželika. Iš tiesų, žiūrint į visų pradžią, tai vargu ar jie mums buvo reikalingesni, negu jų kūryba buvo mums reikalinga. Noriu pasakyti, kad
Pati pradžia idėja tai buvo, man atrodo, bendra, o gal netgi iš Andželikos, iš Brody galerijos pusės. Ir kūryba, ta, kuri papuošė mūsų dabartinį viešbutį ir kur davė per tiek metų mums naujų tokių idėjų ir papuošė aplinką, tai manau, kad mums buvo labai reikalinga, labai tikslinga ir aš tikrai nuoširdžiai dėkinga Brody galerijai, dėkinga visiems menininkams, visiems kūrėjams, kurie dirbo pas mus, kurie kūrė ir parodė mums vėlgi tą pačią aplinką visai kitomis akimis, sušildė, papuošė. Ir džiaugiuosi, kad jie galėjo pamatyti, pažiūrėti į Lietuvą vėlgi ne tik iš didmiesčio langų pusės, o pamatyti, atrasti Lietuvos gražius namus, miestukus, būtent Švėkšną. Pasižiūrėti jie visai kitomis akimis ir parodyti, aš manau, kūryboje ateityje galbūt išliks ir ateinančiam, ir tikiu, ir linkiu šitą, kad išliks visą tai ateinančiam kartom. Taigi mes tikrai nuoširdžiai esame dėkingi, kad tas bendras mūsų toksai projektas davė tikrai labai gerus vaisius. Nu, aš manau, kad jisai plėtosis, gal užkrės gerų pavyzdžių ir kitus, ir priartins meną prie verslo, verslą prie meno. Ir aš manau, kad mes vieni kitiems esame tikrai reikalingi. Taigi aš dabar noriu padėkoti Dovdė autoriui, vienam iš buvusių, taigi įmonės. Ir tada perduoti Ligoniui, ir autoriui, ir Ligoniui perduoti man kitą kartą. Ar jie tik prisidėsite, ar vėl palaikyti? Man tai Įvyko taip, kad šeimininkai mūsų išlydėjo su muzika ir pridėjo paišių, kad nebūtų liūdna važiuoti. Čia prieš Klaipėdą baigėsi maistelis. Vyno dar turėjom. Šeimininkams indus atiduosite. Sako, bus buvo vienkartinės, kad nepatišė. Na dabar kalbant apie kitas manieras, bus statyba Čia galima performance sudaryti. Gerai, nu, dabar jau galėsim daryti manieras, ką aš važiuosiu. Bet mes reikės padėtis, kaip čia bendrės. Žiūrėkite, klausykite, bendraukite, mūsų. Na.